Kultūros centras visą vasarą dirbo taip kaip ir kiekvieną dieną įprastai. Mes iš esmės neatostogavom, nes darbų mūsų laukia labai daug. Ir artėjanti miesto šventė, ir artėjantys įvairūs metų festivaliai, kuriuos reikia ruošti jau dabar pagrindinius darbus ir akcentus. Ir aišku, kad yra mūsų įvairūs įgyvendinami kūrybiniai sumanymai, įvairūs kultūros centro pokyčiai tam tikri, kurie yra būtini, kad kultūros centras turėtų daugiau kolektyvų, turėtų daugiau užimtumo ir pasiektų tam tikrų geresnių rezultatų, pateikiant tam tikras kultūrinės paslaugas. Tai iš esmės vasara mums atnešė labai tokių gražių permainų ir mes papildėm savo kolektyvą jaunais žmonėmis, dėl ko iš tiesų labai džiaugiuosi. Ir tas darbas irgi vyko ne per vieną dieną. Labai gaila, kad anksčiau negalėjau apie tai viešai kalbėti, nes kai vyko tos įvairios tokios politizuotos diskusijos, kažkaip nesinorėjo velti jaunų žmonių, mūsų būsimų specialistų į tas diskusijas ir kad nebūtų pradėta kažkaip kalbinti, nuomonės skleisti įvairias ir vis dėlto norisi apsaugoti mūsų tam tikrus darbuotojus nuo šitų tam tikrų politikavimų, nuomonių ir įvairių dalykų. Ir šiandien iš tiesų galime pasidžiaugti, kad kultūros centrą papildė labai daug jaunų žmonių, kurie dirbs su įvairiais kolektyvais. Tai numatoma net 2 šokio specialistai, vienas jau pradėjo šį mėnesį darbą. Tai yra buvęs žinomo šiuolaikinio šokio kolektyvo šokėjas, tai yra jis atkeliavo iš Kauno, iš Auros kolektyvo, pats yra kilęs iš Rokiškio krašto ir labai džiugu, kad iš tiesų tokį specialistą pavyko prisikalbinti, kad šiame regione būtų vystomas labai specifinis šiuolaikinio šokio teatro žanras. Ir šis specialistas nuo rugsėjo pradžios rinks 3 grupės. Mes norime burti vyresniųjų žmonių grupę šiuolaikinio šokio, tai šiuo atveju galės dalyvauti ir senjorai, ir vyresnio amžiaus žmonės įvairių tarpsnių. Mes norim vieną grupę rinkti neįgaliųjų asmenų ir skatinti juos pažinti tam tikrą judesį ir užimtumą su negalia, kas yra labai įprasta Europoje. Lietuvoje iš esmės toks žanras nėra labai vystomas, nes trūksta ir specialistų, ir ypatingai šiuolaikinio šokio specialistų, nes visi faktiškai yra susikoncentravę Vilniuje ir Kaune. Ir 3 grupė bus renkama jaunimo. Grupės nebus labai didelės, tai bus 10-15 žmonių, labai įvairios. Ir mes, aišku, suprantam, kad neatsiras viskas per vieną dieną, bet žmonės jau žinos, kad tokios grupės bus ir toks specialistas su jais dirbs. Antras šokio specialistas yra daugiau su pramoginiais ir įvairiais kitais žanrais, ir tai yra nuostabi mergina, kuri šoko ir per Mindaugo karūnavimo dieną ir pristatė kartu su savo pora tam tikrus sportinių pramoginių šokių numerius ir dirba šalia visiems gerai žinomos sportinių šokių specialistės Bubnovos. Ir bus renkamas būtent vaikučių grupės įvairios, suaugusių grupės, kuriuose galima bus pažinti tam tikras irgi specifinės ar sportinių šokių, ar kitų žanrų šokio sritis. Ši specialistė mums talkins ir įvairiuose
projektuose dirbant su miuziklo projektais arba kažkokiais tokiais sumanymais teatriniais, tai bus kaip būtent šitais ryčiai. Mes nuo rugsėjo pradžios rinksim senjorų teatro grupę. Tai bus irgi naujas kolektyvas, su kuriuo dirbs mūsų režisierė Vida. Ir jinai jau dabar pradeda kalbinti po trupučiuką mūsų senjorus. Ir mes tikimės, kad Rokiškio rajono ar miesto gyventojai į šią grupę aktyviai įsijungs. Mes taip pat labai kviesim prisijungti į jaunimo ar vaikų teatro grupės ir labai norim šį rudenį suformuoti labai specifines grupės, netgi maždaug 3, nes dirbs įvairūs specialistai su jaunimu, tai ir teatro specialistai, ir kalbų specialistai, ir mes siūlysim tokią naują kryptį, kad iš esmės per žaidimą, per teatrą mokytis užsienio kalbų. Šiai dienai galėsim pasiūlyti rusų ir anglų kalbas, ateityje planuojam prancūzų ir vokiečių įsijungti, o šiais metais kol kas tik tai 2 kalbos. Ir tikslas yra natūralu, kad vaikas ne tik žaistų ar mokytųsi tam tikrų teatro įgūdžių, mokytųsi reikšti emocijas, savo tam tikrus gautų įgūdžius bendravimo, bet būtent ir šalia vystytųsi kalbos įgūdžiai, užsienio kalbų įgūdžiai. Ir manau, kad tai bus labai patrauklios programos, užimtumą ketinam vystyti ir šeštadieniais kultūros centre, ir veiks būtent ir mažesnių vaikų grupės tam tikros, į kurias galės tėveliai šiuo atveju visai dienai palikti vaikus, kuriuose galės palikti, ir tenai šiuo atveju vyks užsiėmimai. Tai manau, kad tai bus labai irgi toks patogus dalykas. Aišku, mes pačių mažiausių vaikučių kol kas neturim galimybės priimti, bet šiuo atveju pradinukai galės dalyvauti tokiose veiklose, o perspektyvose natūralu galvosim, kaip įjungti ir mažesnius vaikus. Bet tai jau ne šio pusmečio darbas. Iš esmės, paaugliams mes labai norėsim ir skelbsim atrankas muzikiniams projektams. Tai mūsų tikslas su jaunimu statyti miuziklus ir iš tiesų daryti labai rimtus muzikinius projektus, kad jie būtų įdomus, labai saviti, kad vystytųsi paauglių įvairių kolektyvų žanrai, ir šitoje vietoje mes labai norim, kad mūsų jaunimas atkreiptų dėmesį į tuos pasiūlymus ir dalyvautų skelbiamuose atrankose, kad išbandytų save dainuojant, šokant, nes judesio specialistų turim, kurie dirbtų. Šiuo atveju vokalo specialistas irgi bus, bet iš pradžių reikia surinkti grupės natūralu ir pradėti jau formuoti tada tam tikrus įgūdžius, kad atsirastų tie įdomus saviti žanrai ir pastovus muziklinio žanro kolektyvai. Ir mes rinksim dar vieną tokią labai naujovę didelę. Tai bus tokie kaip komunikacijos grupė arba komunikacijos įvairios veiklos, į kurias įeis ir įvairūs lyderystės užsiėmimai, įvairūs viešo kalbėjimo užsiėmimai, maketavimo, vaizdo montavimo užsiėmimai ir užsienio kalbų mokymasis. Tai į šitas veiklas irgi labai siūlyčiau ypatingai jaunimui atkreipti dėmesį, nes jie gaus labai įdomių įgūdžių ir bus mūsų tam tikri pagalbininkai, dirbant socialiniuose tinkluose, rašant įvairius straipsnius, maketuojant įvairius sumanymus, montuojant siužetus, klipus. Mes labai norim šią grupę aktyviai paleisti
dėl to, kad yra rengiamas naujas tinklapis kultūros centro, kuriame norisi įvairių siužetų kultūrinių, įvairių pasakojimų, interviu. Ir kad tas tinklapis būtų gyvas ir jame nuolat vyktų kultūrinės diskusijos, kultūrinės temos supažindinamos ir daugybė kitų gražių dalykų. Bet tinklapio, aišku, tema jau bus atskira labai didelė, nes ten iš tiesų laukia labai daug siurprizų ir šiuo atveju įsijungia jau šiandien labai daug partnerių, kurie nori bendradarbiauti su mumis šioje srityje, tai čia jau bus, manau, kad iš tiesų atskira tema. Tai faktiškai mūsų planuose šį pusmetį su mūsų naujais jaunais žmonėmis, darbuotojais, vadybininkais, turėti apie 8, 10, o maksimaliai apie 12 kolektyvų. Minimumas mūsų tikslas yra 8, o maksimumas yra apie 10-12 kolektyvų suformuoti šį pusmetį arba per metus. Tai mes tikimės, kad tas ir pavyks, nes darbuotojai labai aktyviai dirba. Yra viena naujovė tai, kad mes performuojam savo specialistų kai kurių funkcijas, jas aiškiau suformuojam ir praplečiam, dėl to, kad ir nauji šokio specialistai, jie nėra tik tik kolektyvų vadovai, bet jie ir vis tik yra profesionalai šokėjai. Ir norisi, kad ir jie išlaikytų įgūdžius ir duotų daugiau naudos ir kaip šokėjai mūsų miestų, rajonui ir aišku regionui. Tai šiuo atveju ir šiuolaikinio šokio specialistas, jis kaip šokėjas jau per miesto šventę pristatys premjerą šiuolaikinio šokio ir jau dabar labai aktyviai jis dirba prie įvairių projektų. Ir tai iš esmės yra labai gražus pavyzdys, ką gali padaryti žmogus, kai nori dirbti ir kai ne kažką demonstruoti ar svajoti pusę metų, bet realiai kaip gali pateikti savo darbą. Nes iš tiesų džiugina tie mūsų bendri planai, tos mintys, kurios iš tiesų labai gražiai sutampa ir papildo kultūros centro veiklas, nes jau yra kartu formuojami bendri projektai su užsienio šokėjais, su Olandijos, Lenkijos, su užsienio šokio teatrais ir mes ketinam papuošti šiuo atveju ir tam tikrus festivalius įvairių užsienio trupių pasirodymais. Ir iš tiesų tas ir džiugina, kad žmogus atėjęs naujai turi naują požiūrį. Ir jam nereikia sakyti po 10 kartų, kad reikia kažko. Jis nori vystyti šitą žanrą ir jis pats ir derasi su trupėm ir ieško galimybių. Ir iš tiesų šitoje vietoje yra labai džiugu. Ir manau, kad apskritai jaunų žmonių atėjimas į kultūros centrą truputėlį duos mums visiems tokias galimybės pasitempti visiems. Ypatingai žmonėms, kurie dirba daug metų ir galbūt kartais ne visada mato save iš šono, ne visada gali įvertinti, kas yra daroma dabar, nes nauji žmonės turi kitokį požiūrį. Ir mane tas požiūris labai džiugina, nes jie skaičiuoja savo minutes, jie skaičiuoja savo darbo valandas. Ir nepraleistas prie arbatos puodelio, kaip yra tradiciškai daugybėje įstaigų, o iš tiesų aktyviai dirba ir ateina norėdami šito darbo, nes yra dirbę kolektyvuose, kuriuose kiekviena minutė buvo skaičiuojama. Ir kiekvienos minutės rezultatas buvo skaičiuojamas. Ir mes lygiai taip pat pradedam vertinti visus ir kitus specialistus ir prašom tikslinti ir kūrybinės programas. Ir labai džiugu, kad Liaudies teatrą atėjo režisierius Eligijus Daugnora,
kuris žada lygiai taip pat įvairių premjerų ir šį pusmetį žada premjerą pateikti, kitais metais net labai, sakyčiau, nemažai premjerų ir įvairios pagalbos tam tikros, kaip režisieriaus, kaip aktoriaus, vedėjo. Ir su kitais specialistais vyksta taip pat kalba. Jie grįžta po atostogų, pailsėję su naujom idėjom ir mes kalbamės lygiai taip pat, o ką ir esami specialistai gali pergalvoti savo veiklose, ką gali naujo pasiūlyti. Ir natūralu, kad mūsų laukia dar nemažai dialogo, daug pokalbių, nes reikia visiems pasitempti. Ir šiuo atveju ir manęs natūralu, kad laukia nauji iššūkiai ir nauji darbai ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir manau, kad kultūros centras po truputį pradeda įgyvendinti tos planus, kuriuos mes užsibrėžiam. Ir natūralu, kad tai neatsiranda per vieną dieną, nes stebuklų būti negali. Jeigu nori, kad dirbtų tam tikri specialistai, vis dėlto reikia jų lygiai taip pat ieškoti, intensyviai ieškoti. Jeigu nori, kad vyktų tam tikri projektai, tai jiems reikia ruoštis ir intensyviai ruoštis. Tai mes tą ir darom. Ir aš galiu tik atsiprašyti visuomenės, kad apie tai ne visada yra kalbama. Bet, kaip minėjau ir prieš tai, nesinori bereikalingų kalbų. Nesinori bereikalingų diskusijų ir dėl to ir dabar yra daug sumanymų ir projektų, kurie po trupučiuką yra organizuojami, bet apie kuriuos aš nekalbu ir tikrai nekalbėsiu turbūt mažiausiai pusmetį. Ir tie bendri projektai yra ir su kai kuriais universitetais, su kai kuriomis organizacijomis. Šiuo atveju ir tiesiog kaip visada yra tas liaudyje paplitęs posakis, kad pirmą reikia labai aiškiai pasirašyti dokumentus, o tada jau galima apie tai kalbėti, o kol parašo nėra, tol geriau apie tai nekalbėti, nes po to prasideda bereikalingos diskusijos. Tai iš esmės tiesiog reikia visam miestui truputėlį sukrusti, pradėti norėti daugiau visur dalyvauti. Mūsų paslaugos bus mokamos, tai yra labai natūralu, nes vis tik tai dalyvių aptarnavimas mums irgi kaip įstaigai kainuoja. Ir galų gale tai yra natūrali praktika, juk ir įvairiose dailės, muzikos ar kitose mokyklose ir privačiose arba valstybinėse įmami tam tikri mokesčiai. Tai mes lygiai taip pat ketinam tą daryti. Žinoma, kad tos paslaugos bus pakankamai prieinamos. Mes norime taikyti šiuo atveju užsienio patirtį, kada paslaugos gali būti skirstomos dalimis, pavyzdžiui, nes ne visi galbūt nori tam tikrų užsiėmimų. Tai tiesiog žmonėms bus tikrai pasiūlyta taip, kad jie pasirinks savo geriausią variantą, kaip šiuo atveju parduotuvėje, tą savo krepšelį, kurį jie norės turėti ir mūsų paslaugų tą dalį. Ar jie norės, pavyzdžiui, tik teatrą lankyti, ar norės dar šokti, ar dar kažką daryti, mokytis maketuoti ir visa kita. Tai mes galų gale šitoj vietoje netgi tokią naujovę taikysim, kad žmonės galės tas mūsų užsiėmimus turėti įsigyję tam tikrais terminais. Gal kažkas savaitę norės pabandyti save arba mėnesį, o gal iš tiesų metus ar pusmetį. Tai šitoj vietoje mes būsim pakankamai lankstus ir visi atras savo galimybės. Čia reikia tik tai noro dalyvauti, noro pažinti. Mes, aišku, atviri esam visada pasiūlymams, tam tikriems bendradarbiavimams ir ieškom naujų kelių įvairiems projektams ir bendradarbiavimams ir pertvarkom savo kai kurias patalpas ir yra pertvarkoma mažoji salė į daugiafunkcinę sritį, kad iš tiesų galėtų ten vykti tam tikri ir užsiėmimai.
nes mūsų mažoji salė buvo irgi įrengta su tam tikru ribotumu. Ir šiandien yra perdaromos pakylos, yra salė ruošiama šiuolaikinio šokio ir tam tikrų šokio žanrų užsiėmimams su specialia danga šokiams pritaikyta ir žinoma, jinai kilnojama, nes mes turėsim dangą jau šiandien arba rytoj jinai atvažiuos. Danga, kuri tiks ir scenoje ir galės būti kilnojama. Tiks įvairiems šokio kolektyvams atvažiuojantiems, pavyzdžiui, dėl ko negalėjo kai kurie kolektyvai atvykti, nes neturėjom tiesiog tam specialios dangos. Tai įsigijom tam tikras priemonės, kurios leis įgyvendinti mums kai kurių tų naujų užsiėmimų veiklas. Yra numatomas ir kitų patalpų po trupučiuką pertvarkymas, bet mes irgi negalim to iš karto padaryti, nes ir mūsų žmonės dabar vasarai kai kurie atostogavo ir galų gale vis tiek skaičiuojam ir savo finansus ir po trupučiuką dėliojamės taip, kad būtų atitinkamai vyktų sklandus darbas įstaigoje. Bet kad laukia dar tam tikrų transformacijų ir patalpų ir erdvių, tai jos laukia. Ir apie tą, ką kalbėjom jau ar prieš pusmetį, tai mes vis dėlto tą po truputėlį ir gyvendinam. Natūralu, kad norėjosi irgi pakaupti tam tikrų lėšų, kad tie darbai vyktų, nes viskas kainuoja. Ir įstaiga stengiasi nuolat turėti pelną, tam tikras pajamas, už kurias galėtų tuos tam tikrus darbus vykdyti. Nes ir mano uždavinys yra pakankamai didelis, kad įstaiga būtų kuo savarankiškesnė ir ateityje iš tiesų nebūtų našta rajono arba miesto biudžetui. Tai manau, kad toks požiūris turi būti visose įstaigose ir mes dedam visas pastangas, kad įgyvendintumėm savo planus. Ir kol kas iš tiesų tie planai džiugina, užsibrėžti tie tam tikri tikslai ir iškelti uždaviniai, sakykime, ar dėl mūsų pajamų dydžių, ar dėl tam tikrų kitų veiklų. Manau, kad mes juos pakankamai sėkmingai įgyvendinsim baigiantis metams, nes jau dabar yra tam tikri rodikliai, iš kurių galim tą dalyką spręsti.